esame nustatę pagal aiškius kriterijus, kur Vilniui įvažiavimas į kiemus arba pravažiavimas tokius remontuosime, tai Karoliniškėse apie 30 tokių yra, kur visiškai nauja danga ir tikrai, kad kitais metais nebereiktų grįžti. Planuojame vieną skverą viešą rimtai atnaujinti Karoliniškėse. Manau, kad tai yra pokyčiai gera. Aš jau net nekalbu apie tokius dalykus, kad projektuojame tą nelemtą Narbuto gatvės perėjos viaduką, kad iš tikrųjų būtų galima saugiau tenai keliauti. Mes su aplinkos ministerija kalbėjome, su savivaldybė ir pagimdėme tokią rekreacinės zonos projektą, kur įrengėme atnaujinome fontaną, įrengėme suoliukus, įrengėme viešąją tokią zoną, kur vaikai koncertuoja. Toks siekis, kad kažkas panašaus atsirastų kiekvienam Vilniaus miegamajam rajone. Tai būtų nuostabu ir žmonės, jeigu kažkas nebuvę, nuvažiuokite Jusiniškės Taikos gatvę, pasižiūrėti, kaip vietiniai vertina šitą projektą. Kažkas neįtikėtino, tai parodo, ką gali padaryti bendrijos, bendruomenės ir valdžia dirbdami kartu.